Sveiki, čia Valinsas Bisečius ir tęsiu video apie armavimą. Šį kartą apie ploto armatūrą. Tai esu antro aukšto plane, turiu čia perdangos plokštę, ją ir bandysiu suarmuoti. Kadangi ploto armatūra dirba tik tai su sienomis, perdangos plokštėmis, na ir šitam pamatiniam plokštėm. Taigi pasirenku area komandą. Plotas apibrėžiant kontūrą, kuriame bus sukurta armatūra. Visų pirma, reikia pasirinkti elementą, kurį armuosime, tai pasirinku šitą perdangos plokštę. Ir tada čia turime įrankius kontūro sukūrimui, kuriame bus sukurta armatūra. Turime Major Direction, pagrindinės armatūros krypties įrankį. Ir dešiniai pusėje turiu savybių langą, kur galiu nustatyti, kokia armatūra bus pagrindinė viršuje, kokia bus šalutinė viršuje ir tas pats su apačioje ir kokie bus atstumai tarp jų. Arba jeigu šiuo atveju pasirinktas maksimalus žingsnis armatūros, galima pasirinkti kitą variantą, kad tai bus fiksuotas armatūros skaičius nubrėžtam plote tam tikrą kryptim. Taip pat galima nurodyti papildomus apsauginius sluoksnius ir nustačius, ką noriu sukurti, ar visas armatūras, ar galbūt tik tai viršutinę, pavyzdžiui, armatūrą, galiu sukurti kontūrą, kuriame ta armatūra bus išdėstyta. Tai tarkim, tą ir padarysiu. Nubrėžiu kontūrą, kokios noriu formos. Ir kaip matote, čia nurodyta pagrindinė kryptis, šitas Major Direction, galima ją pakeisti, jeigu norim, kad pagrindinė armatūra būtų ta kryptim. Ir spaudžiu užbaigti, sukuriama armatūra tame kontūre. Taip pat jisai sukuria žymą automatiškai, jos dabar nenoriu, aš tarkim galiu ištrinti, tą simbolį irgi galiu ištrinti. Ir mes turime armatūros ploto elementą. Tai ir yra kategorija Structural Area Reinforcement kategorija. Ir šeima, ir tipas taip pat pavadinti. Ir jeigu aš pažymėsiu armatūrą, tai matysite, kad visi parametrai užgesinti, aš jos negaliu redaguoti kaip vieneto. Viskas redaguojasi per šitos ploto armatūros savybių langą. Tai jeigu noriu pakeisti žingsnį ar armatūros diametrą, turiu keisti čia. Tol, kol aš turiu armatūros ploto elementą. Taip pat kaip su BIM system, SIU sistemom arba santvarom, aš galiu padaryti Remove Area Reinforcement ir tada turėsiu jau atskirus stripų rinkinius, kuriuos galiu individualiai redaguoti. Tačiau jeigu, tarkim, čia kažkas pasikeitė, man reikia skirtingos angos ar ne, tai tada reikėtų man vėl čia viską redaguoti rankiniu būdu. Kai tuo tarpu, jeigu turiu Area Reinforcement elementą ir pakeisiu jo kontūrą, paspausiu OK, tai visa armatūra bus atnaujinta. Jeigu kontūro viduje sukursiu, tarkim, dar vieną kontūrą, tai vėl armatūra bus atnaujinta, bus nukarpama armatūra pagal šitą elementą, šitą mano angą. Kas patogu, kad armatūra greitai sukuriama pagal nurodytą kontūrą, kas galbūt nelabai patogu, kad tiek kraštinė, vertikali armatūra, tiek horizontali, jinai eina iki pat kontūro kraštų. Tai čia nėra jokių užleidimų, kaip galėtų būti tinkle, ne, kad kažkoks tai atstumas nuo kraštų, tai tokių nėra pasirinkimų. Ir tai yra taip pat elemento savybės, ne, kad pakeisti, tai reiškia, negaliu turėti, tarkim, kad iš karto pasirinkčiau toks ir toks atstumas ir paskui pakeiščiau tipą ir būtų kitoks atstumas arba kitokie stripai. Na, tačiau bet kuriuo atveju tokį elementą vieną susikūrus galima bet kada nusikopijuoti ar ne naują kažkur tai į naują vietą, pakeisti jo kažkokius parametrus ar tarkim, išjungti kažkurią armatūrą, ar ne? 1,0 per daug. Pakeisiu. Ir, tarkim, turiu tik vieną kryptim išdėstytos elementus. Tai panašiai kaip ir šiuo atveju, kai brėžiau pagal 2 taškus, aš turiu vieną kryptim išdėstytus elementus. Jeigu pasižiūrėsime pjūvį, tai šitą ištrinsiu, šitą paslinksiu, tarkim, kad matytume, kas čia pjūvėje. Galiu galbūt paslinkti šiek tiek ir šičia. Pjūvė, kaip čia atrodo,
ta mūsų armatūra. Tai va, tai čia yra armatūros elementas tas ir viršuje jisai turi tą tinklą, ne? Jeigu jungsiu ir apačioje dar, tai turėsiu ir apačioj armatūrą, vėlgi išdėstyta nurodytų žingsnių. Tai dabar nueisiu kitas variantas, kaip kurti į planą. Kitas variantas, kaip kurti armatūrą, naudoti area reinforcement. Tai pasirenku area, pasirinku elementą, kurį armuot ir galiu tiesiog nubrėžti major direction, pagrindinę armatūros kryptį, galiu nurodyti, kuria kryptim jinai turėtų būti ir bus armatūros plotas sukurtas pagal visą kontūrą elemento to, kurį armuoju. Tai paspaudus OK, dabar aš turiu tiek viršutinę pagrindinę, tiek šalutinę armatūrą sukurtą ir tai padaryta per visą plotą, iš karto atpažino angas esančias ir tokiu greitu būdu aš galiu susikurti armatūrą visam savo plotę ir gauti kažkokius kiekius žiniaraščius, galbūt kiek armatūros man reikės. Dabar ta armatūra gali būti, tarkim, naudojant area reinforcement, stripai gali būti, pavyzdžiui, per ilgi. Jeigu šitą stripą pažymėsiu, matysit, kad stripo ilgis yra 11,860 m, bet jeigu mano stripai yra tik po 6 metrus, pavyzdžiui, sandėlį turiu armatūros tik po 6 metrus, noriu juos sunaudoti ir suarmuoti. Tokiu atveju reiktų juos sudalinti, tos stripus, sumažinti, tai galėtum kontūrą redaguoti, tačiau dabar jau Revite yra funkcija padaryti užleidimus. Tai tam aš pašalinsiu armatūros plotą ir lieka man tik armatūros stripai. Ir dabar pažymėjęs šitą, tarkim, armatūros rinkinį, rebar set, tai galiu naudoti tokią komandą splice rebar. Pasirinku splice rebar ir yra 3 pasirinkimai. Tai yra modify splices, paskui pagal nubrėžtą liniją sudalinti armatūrą, kaip matot paveiksliuke, arba pagal nurodytą ilgį. Pavyzdžiui, pasirinku, jeigu per nurodytą ilgį, turėčiau įvesti, koks yra maksimalus armatūros ilgis, koks yra minimalus armatūros ilgis. Ir nusistačiu šitus dalykus, galiu pasirinkti nuo pradžios ar nuo galo ir pasirinkti, kuriam armatūros rinkiniui tai pritaikyti. Ir rodo iš karto sudalinimo linijas, kur jos bus. Taigi pasirinkus, pavyzdžiui, nuo start, jau būtų kitoj pusėje, ne? Tai pasirinku ir dabar mano armatūra turi užleidimus tokius, ne, kaip nurodžiau. Mano stripai yra dabar, užbaigsiu šitą dalinimą ir mano stripai dabar yra maksimum 6 metrų ilgio, 6 metrai, tada 5,40, 5,3 kem, nes aš minimalų nurodžiau, kad metras gali būti, tai įvertino įleidimus, apskaičiavo, žodžiu, pagal ilgį ir gaunasi toksai, iš tokių stripų galima padaryti išdėliojimą mano elementų. Kitas dalykas, aš galiu paprasčiausiai liniją, tai spaudžiu DL ant klaviatūros, nubrėžiu liniją paprastą ir, pavyzdžiui, pasirinkęs armatūrą, spaudžiu split rebar, pick line, pasirinku šitą liniją ir ties šitą liniją bus sudalinimas. Tai sudalinimas yra, pavyzdžiui, vienoje linijoje šiuo atveju, todėl kad aš abu kartus, kai dariau sudalinimą, naudojau šitą, kad užleidimas bus vienoje linijoje. Arba aš galiu pasirinkti kitus variantus, arba susikurti kitą taisyklę, kaip bus daromas padalinimas. Pavyzdžiui, jeigu pasirinksiu šitą, tiksliau padarysiu tai prieš sudalinimą, tai padarysiu 2 kart ant 2 ir prieš tai pasirinksiu šitą sudalinimo būdą ir pasirinksiu liniją. Matysite, kad užleidimas dabar jau kas antruose stripuose, jisai yra persislinkęs per nurodytą parametrą. Tai jeigu modify paspausiu ir pasirinksiu liniją sudalinimo, tai šitas sudalinimo metodas ir yra, kurioje vietoje tai bus ties linijos centru, tarkim, tas simetriškai atitraukimai į abi pusės įvyko, ne? Jeigu pasirinkčiau šitą, tai tada prie šito krašto būtų.
arba vėl grąžinu prie centro. Taip pat yra savybės, tai pavyzdžiui, koks yra užleidimo ilgio daugiklis, tai šitas atstumas, užleidimo atstumas bus 60 kartų diametras, o atstumas tarp šitų atstumų bus ilgis padaugintas iš šito koeficiento. Ir galima pasirinkti, kad stripai bus perslinkti arba nebus perslinkti. Pavyzdžiui, tai jie bus vienoj plokštumoj, taip ir paliks kaip ir buvo. Ir viskas. Tokiu būdu galime vėl susidalinti savo stripus taip, kaip norime. Ir paskui spaudžiam finish ir pabaigiam sudalinimą, ar ne? Tai va, galime naudotis įvairiom komandom ir sukurti armavimą mūsų elementuose. Kituose video dar pasižiūrėsime, kaip kurti path reinforcement, kaip kurti fabric area reinforcement. Tai tiek, iki.